about what I see. It's not opinion based. Ką mes darom šiaip, Patricija? Kuo mes užsiemam? Aš esu studentė. Ką mes darom, Patricija? Sėdim. Žodžiu. Ką mes darom? Kuo mes užsiemam? Kur mes važinėjom po visą Lietuvą? Fotosenelėm Vežam užsiimu. fotosenelės. Mes turim verslą, kur nuomojam fotosenelės. Kodėl mes tai darom? Nes tai atneša pinigų. Tai atneša pinigų ir tai labai gera patirtis. Ar tau patinka tai, ką mes darom? Nu, su fotosenelėm man patinka, bet man nepatinka su tais balionais kartais. Su balionais yra sudėtinga, bet tikrai gera patirtis, tikrai viskas labai įdomu. Nu, su balionais nėra gera patirtis. Nėra su balionais nėra gera patirtis. Ne, nu, taip gera patirtis, nes visi įgūdžiai reikalingi. Jo, ne. Gerai, čia va, mūsų setupas, mes tiesiog random miške esam ir viskas jau važiuosim. Namuose. Žodžiu, antrai dienai pasiruošta. Mėlyni balionai, auksiniai balionai. Viskas čiki gražu. Padaryta. O dabar reikia įbėgoti. Kaip kilo mintis pradėti šį verslą? Atsimenu, kai tuo metu mes dirbom su Patricija kartu. Ir vieną dieną mes stovėjom, tarsi nieko nebuvo išsiskinti, tada tiesiog dirbom, susindom, stovėjom ir Patricija man tokia šauna. Aš turiu dar vieną verslo idėją. Man atrodo, kad fotosenelės būtų žiūri geras verslas. Taip atrodo kiekviena pagarbi lietuviška šventė. Mūsų fotosiena. Viskas gerai, viskas vietoj. Surinkinėjom. Važiuojam į kitą vietą. Greit, važiuojam. Kokie buvo mūsų pirmieji rezultatai, tai buvo po tos dienos, kai mes jau pasidarėm fotošūtą, apsigalvojom, kokiuose platformose mes teiksim savo paslaugas. Tai Skelbiu buvo ir paslaugos dar be to. Sugalvojom, kad turėsim savo website. Tai 3 platformos yra. Tada kai suskėlėm viską jau į tas platformas, realiai pirmą užsakymą gavom kitą dieną. O ne? Jo. Aš pamenu, kad man labai greit paskambino, bet tas užsakymas jis nebuvo kitai dienai. Čia matas, kaip taip greit. Čia iškart buvo toksai validation, kad mums pavyko kažką padaryti. Mes tikėjomės apskritai, kad vieną kartą į mėnesį, jeigu atneš pinigų šitas verslas, čia bus tipo zaibys. Aš aišku tenais apspangau, sakau, blemo, kaip būtų gerai, kokie 4 užsakymai į mėnesį. Patrys man sako, nesvaig, žiūrėk, 1 arba 2 užsakymai bus, džiaugsimės. Ir aš toksai, okei. Jo, bet tas gal ir buvo gerai, žinai, kad mes nusiteikėm nedaug. Jo, bet ir tiesa, tai va, net jeigu būtų ir 1-2 užsakymai, 100-200 eurų į mėnesį papildomų pajamų, čia yra labai gerai. Bet realiai nuo to laiko viskas tik auga. Ir dabar, pavyzdžiui, važiuojam, vežam fotosieną ir šis mėnesis bus geriausias mėnesis viso verslo metu. Just shit I see. The suburbs are filled with Ebonics and Trap Sonics. Koks buvo jausmas, kad sulaukė užsakymų ir kad kažkas gavosi? Geras jausmas buvo. Išsamu. Nežinau, tiesiog kietai buvo, kad kažkas patikėjo į mūsų pradžią. Ką dabar darytum kitaip? Dabar, kad daryčiau kitaip, tai visų pirma website nebūčiau daręs, kaip mes pirmą website padarėm, nes pirmą website idėja buvo, kad žmogus skirtai neskambintų mums. Ir dabar aš daryčiau tokį website, koks yra dabar.
Ir nebūtų reikėję tada perdarinėti website kelis kartus. Nu, gal pat vienintelė klaida, kurios aš tikrai nekartoju, šiandienos puslapis buvo toks biški bereikšmės. Tai kai SEO nebuvo gerai padarytas visiškai. Nes, tipo, mes gerai padarėm, tai mūsų puslapis paieškojo tiesiog tikrai gerai atsirado. Tiesiog išsikrydė. Jo. Tai čia buvo irgi toksai, čia kaip atradimas buvo. Kad reikia gerai daryti SEO, reikia daug įdėti tekstą, nors ir nenori. 26 metų tikslai nesiparkuot taip, kad galima būtų nukrist. Okay. Garbi šventė. Ką patartum žmogui, kuris nori pradėti savo pirmąjį verslą? Nors čia nėra pirmasis verslas. Nesustot daryti, turbūt, nes tokį kaip ir... Nu, labai abstraktu nesustot daryti. Patricija teisi, labai abstraktu. Ką aš norėjau pasakyti? Norėjau pasakyti, kad neužtenka tik motyvacijos, kad kažką padaryti. Reikia daug disciplinos, reikia kasdien dirbti ir nemes darbo pusiaukelėj. Ir tada kažkas gali pavykti. O viso to kely, jūs išmoksit kažką. Just talking about what I see. It's not opinion based, it's just